Sveiki sugrįžę visi į Litrix Racing kanalą. Šiandieną pas mane šventė, nes nusipirkau naują video lemputę, ta prasme toksai ratas lemputė, tiktokininkų, kuri mane labiau apšvies. Tai bus vaizdelis daug geresnis iš telefono, nes filmuoju save su telefonu, o aišku, PlayStation'as filmuoja save patį žaidimą. Tai va tokia naujiena šiandieną ir antra naujiena tai tokia, kad aš šiandieną jau pasitreniravau ir važiuosiu šiandien Kyalami Grand Prix lenktynės, kurios vyksta Pietų Afrikoje, Kyalami Grand Prix trasoje. Ir aš sakysiu taip, sekasi visai neblogai, šitą trasą pakankamai gerai pažįstu, važiuoju, jeigu galima taip pavadinti, tai tikrai važiuoju neblogų sau greičių, nekalbant apie tos, kurie tenai kosmonautai. Tai paprastam mirtingajam visai neblogas važiavimas, tempas ir laikas. Tai klaidų čia yra, šitoj trasoje nelabai daug kur yra padaryti. Yra pora vietų turbūt, kur galima išslysti, ir viena vieta yra tokia, kur tiesiog ant bordiūro tokio užšokus mašina tiesiog skrenda lauk. Tai vat, jeigu šitų trijų vietų laikytis, sakykime, kaip ne tai kad toliau, bet atsakingiau ir lėčiau įvažiuoti, tai visai galima nuvažiuoti neblogas lenktynės. Taip, kaip matom, mano yra puikiai 20 vieta, aš kažkaip pratęs, man 2-0 turbūt man labai tinka tas skaičius, reiks mašiną kokią pasivadinti Gran Turismo 7 žaidime, reikės pavadinti, pažymėti 20 numeriu. Bet ne, įvyko taip, kad kvalifikavausi, stengiausi pravažiuoti gerai kvalifikaciją ir vienoje vietoje tiesiog išlindau šiek tiek į žolę ir man iš karto nupjovė tą laiką, jo neužskaitė. Laikas tikrai buvo neblogas, treniruotėse aš netgi buvau pirmas. Užtrukau šiek tiek su reguliavimu, čia toksai vis tiek reikia labai daug su setupais. Assetto Corsui reikia labai daug dirbti su visais nustatymais automobilio ir labai daug. Tai va, ir padangos, kaip visada, padangų žaidimas. Čia su tom padangom, tai, kaip sakant, kaip katė su puslė. Pirštinės uždėtos, Assetto Corsinės, praeitas lenktynės važiavau be pirštinių, turbūt dėl to 20 ir atvažiavau. Tai vat vėl laimingosios mano pirštinės, užsidėsiu ir, nes kažkaip man būtent Assetto Corso daug geriau važiuojasi su pirštinėm. Gerai, start the race, mažiau kalbų, daugiau darbų, padangos yra visiškai šaltos. Užkursim auto varikliuką ir man iš karto čia reikia patiuninti. Ne, kokie. Taip. Kodėl wet? Ai, va. Va čia ta vieta, tas posūkis į dešinę, va čia kur užliekt galima. Viskas sutvarkyta. Dabar galima prisivyti hebrą. Šiek tiek pareguliavau garsą, tikiuosi, kad mane dabar geriau girdėsit, nes Assetto Corsui labai garsiai tas variklis išvirta. Tai kas čia, už posūkio mes iškart ir išeinam. Gerai, mano užduotis tokia. Aš nusistačiau per treniruotę jau savo užduotį, kad kas bebūtų, nes dabar šiandieną yra internetas pas mane prisijungęs. Tuoj, prie šito žaidimo. Ir yra prisijungęs taip, kad man skaičiuosis tie visi taškai. Tarsi safety ratingas man eis į, sakykime, į sąskaitą taip. Tai man reikia kuo atsargiau važiuoti, kuo mandagiau, kuo mažiau atsitrenkimo, iš viso atsitrenkti negalima. Tarsi kiek įmanom protingai. Iš karto priminsiu, kad šiaip tai praeitas Suzukai varžybos, lenktynės. Varžybos aš pripratau sakyti, nes mano sūnus visą laiką varžybos, ledo ritulio tai varžybos, o čia, tai aš nuo to ir pripratęs. O čia svarbiausia neišliekti, nes padangos dar nešal. Ir ką aš norėjau sakyti? Pamiršau.
Suzukai buvo 90% šitie pajėgumo botai, o čia aš galvoju, nu, kai Elame aš visai neblogai važiuoju, nepadarysiu, kai aš savo daug lengviau. Aš kaip tik padarysiu savo šiek tiek sunkiau. Geriau aš būsiu gale, bet, kaip sakant, smagiai praleisiu laiką. Kas iš to, kad ten pirmas gali važiuoti? Važiuoju pirmas ir nu šia, vienas. Taigi jokio prikolo nėra. Va, šita vieta, čia tokia pavojinga. Tai pasidariau taip, kad botai yra 93% pajėgumo. Su laiku turbūt aš juos vis tiek kelsiu po truputį. Taip, čia reikia atsargiai. E, 93 ir 95% padariau jų agresyvumą. Tai reiškia, kad jie lengvai, vyrai šitie nepasiduos. Tai va, tiek kalbų. Dabar reikia šiek tiek susikaupti, nes, nu, iš 20 aš aišku jau žemiau nenukrysiu. Pagazuot, svarbiausia, biškį pagazuot. Nu, aš jau šitą GTR norėčiau visai paimti, aišku. Bet, nu, aš jam pagazinsiu šį šiek tiek. Jeigu botas išsigas, tai... Taip, svarbiausia nepaskubėti įvažiuoti. Nežinau, koks laikas. Ir nežinau, kurioje vietoje imti čia. Biškį nedrąsu. Tarsi tempas mano daug greitesnis, aš galėčiau daug greičiau pravažiuoti, bet, nu, kaip ir sakau, nenoriu rizikuoti, nes jie dabar čia agresyvūs bus. O, va šitas va kampas. Būtų man čia. Nu, va čia va yra šansas. Sėsti jam ant subinės, lysti į oro maišą, jeigu tai galima pavadinti. Ir tada bandyti čia paimti. Davai, davai, nu, hopa. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Gerai, vienas paimtas. Šiaip ne taip. Gerai, dabar čia reikia. Nemačiau, kokie jų laikai reiks pasijungt, pasižiūrėti. Nu, nežinau, turėčiau pakilt, nu, iki kokios 15, tai tikrai, kaip sakant, įsivažiuosiu. Ir tikrai turėtų būti neblogai. Ne. Būti vos nedaviau jam į subinę. Būtų man, o, jau 65. Safety ratingas tai yra tas, kur tie daug skaičiukų su raidytėm. Jeigu kas nežino, tai čia įmam jį. Va, dvi vietos turbūt, kur galima paimti žmonės. O, čia labai pavojingai. Tie vat skaičiukai dešiniam viršui kampe, tai yra safety ratingas, tai vat 65, vat, ką tik pažaliavo. Tai 65, pas man buvo šiam 4, dažnai, kadangi dėl dažno susitrenkimo aš prarandu tą safety ratingą, iki 60 nukrenta ten. Tai... Ne. Vos nepraradau.
Tai va dabar man jį reikia kelt, būtinai. Taip, svarbiausia anksčiau gazą padaryti. Ir svarbiausia nespazmuot. Žinai, kas yra sunkiausia? Sunkiausia iš principo yra laikyti gazą. Važiuojant į posūkį reikia gazą laikyti. Va čia yra sudėtingiausias dalykas, nes arba bus taip ant ribos, arba, opa, ateik čia, arba paslysi. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Ne. Nu, mano geresnis išvažiavimas. Eik iš trajektorijos. Clear on the left. Car on the left. Dar jis vis sėdi man ant subinės. Clear on the left. Karočiais. Gerai, atitolusi nuo manęs, ar ne? Gerai, atitolu. Gerai, 17. Pažiūrėsim. Man dabar tuos reikia pasivyt. Pažiūrėsim, gal pavysim. Reikia įsijungti laiką koks. Taip. Matai sekundę, jau sekundė ir 3. Tai kiek mane laikė. Čia nereikėjo 3. Nu, bet gerai bus. Svarbiausia, kad viskas turėtų būti tolygiai, taip smooth, kaip asfaltas. Važiavimas. Gaziukas va taip lengvai. Vakar šiek tiek važiavau Gran Turismo, tai nu, skirtumas yra vis tiek. Assetto Corsa ir Gran Turismos. Tai čia nėra ką lyginti. Nu, nėra ką iš viso. Vis tiek ten tokia labiau arkada. Čia toksai, nu, bijai klaidą padaryti, o ten atsitrenki ir vėl važiuoji toliau. Ir toliau važiuoji savo. O čia jeigu atsitrenki viskas, viso gero. Va, šitas va, nu, yra, atrodo, ir kai bijai svarbiausia, dažniausiai taip ir būna. Kai bijai, arba darai kažką neužtikrintai, tai būtinai atsitrenksi. Viską reikia daryti užtikrintai. Norėjau biškį paspaust ir iš karto nepagreitėjau, o sulėtėjau. Reikia arčiau šito. Arčiau kairės, o čia arčiau dešinės. Tai atvirkščiai. Čia reikia arčiau kairės ir išvažiavime arčiau dešinės. Va, kabina. O čia neblogai. Dabar vėl tas pats. Kai tik tai jinai pradeda slyst, reikia iš karto, ką svarbiausia, žmonės automatiškai ką daro, kai pradeda mašina slyst. Stabdo arba atleidžia gazą, o reiktų iš principo, pavyzdžiui, čia su šitom mašinom. Aš nekalbu apie paprastą mašiną, aš neįsivaizduoju ten. Tai čia, kai atvirkščiai, koreguot vairu ir gazuot lengvai. Koks ant padangų temperatūra? O, padangos puikios, 27. Nu, vėl mano tas kampas. Nu, aš pro jį atsargiai pravažiuoju, nes, nu, aš nežinau, labai nesinori varžybų baigti, lenktynių baigti Kuveite. Gerai, pasižiūrim laikus. 1,6 sekundės.
Ne, čia ne tas. Va čia. Kiek man iki jo liko? Bėgi ne tą įjungiau. Pirmų reikėjo. Norėjau pagudraut, Kažko tai biškai susimaliau čia. Čia ketvirtas. Taip, pit stopai atidaryti, 8 minutės liko, dar nevažiuosiu į pit stopus. Dar nevažiuosiu, šiek tiek palauksiu. Ir mano šitos, tarp kitko, šito čempionato, tokio mini čempionatuko, čia yra paskutinės varžybos Assetto Corsai. Aš galvoju, paimsiu dėl įdomumo, man visai labai smagiai, tai GT4. GT4 automobiliai važiuoja. Ir paimsiu vardan tokio, kaip sakant, Extremo, aš paimsiu anglišką čempionatą, tai angliškom trasom. Ne, nu ir vėl vos užkabinam. Įdomu, aš artėju prie jo ar ne? Praradau šiek tiek pirmam sektoriui. Taip, čia jau tokios klaidos nedarysiu, antrų bėgių nei į pirmą posūkį neįvažinėsiu. Nežinau, ar galima kirst daugiau šito posūkį ar ne, pirmą, antrą. Kažko tai biškį bijau, kaip sakant. Čia galima drąsiau. Sunkiai už tie pasyvėje, jau 92. 92 tie procentai jau man jau nelabai taip jau lengva, aš pasakysiu. Vejuosiu po truputį, bet labai lėtai. Kiek čia to laiko liko? Taip, iki pitų užsidarimo 5 minutės, tai dar turbūt pažiūrėsim. Vieną ratą gal pravažiuosiu, o gal su visais užsuksiu. Ant ribos. Važiuosiu šitą. Su šito užsuksiu aš. Tegu dar pavažiuosim. Ar daug užvažiavo žmonių, ar ne? Nu taip vidutiniškai, nedaug, pusę, sakykim tai. Aš labai... Pirmą bėgį čia vat įjungiau, pirmą bėgį, galvojau, saugiau įvažiuosiu, iškart laiko praradau, iškart. Nu, čia truputėlį, jaučiu, kad vat šitam rate man einasi taip labiau kaip per sviestą, žinai. Tiesiog, vat, žinai, kaip būna, taip, jaučiu, kad šitas geras ratas, kol kas. Nes taip, viskas eina taip vienu įkvėpimu. Nu, bet aš jį va ir prisėjau, 2,7 sekundės iki jo liko. Ir, klas lyderis va dabar, ja, tai ne to, jau tolokai nuo manęs.
Čia aš taip saugiai stabdau. Nenoriu labai. Nu ir mes užvažiuokim. Gerai, ką mes čia viskas po senoviai, padangos puikios, viskas puikiai. Gerai. Viskas puikiai. Taip, atsigeriam greit vandenuko. 21 sekundė, va, jau tie lyderiai nuvažiavo. Gerai. Op, op. Varikliukas pakurtas. Riešą vieną skauda šiandien. Buvau užsilipęs ant stogo, kasiau sniegą. Ne tai, kad kasiau, daužiau su plaktuku ledą. Viskas, visas stogas apaugęs. Važiuok, važiuok. Nu. O čia dar nemažai žmonių. Kelintas, 16 jau. Bet galiu pasakyti tiek, kad visai Class lyderis, tai dabar lyderis? Prieš tai girdėjau, kad jis sakė, kad class leader in the... Nežinau, kur čia jį paimt man. Pagazdinkim čia šiek tiek. Neišsigas, aš tiesiog iš trajektorijos išvažiuoju. Čia reikės vėl įsivažiuoti. Nors iš principo jau neblogai, aš kaip sakant, vkatilsa. Čia neimsiu. Bandysiu ant tiesiosios. Iš paskutinio posūkio išeisiu geriau, pasitengsiu gerai išeiti. Car on the left, clear on the left. Car on the right, clear on the right. Nu, čia reikia sugebėti. Va šitai padaryti. Čia aš sakiau lenksiu, ne? Paskutinio posūkio, nu gerai. Šiaip nedaug liko. 10 minučių. Man reikia kažką padaryti, pasistengti geriau. 2,5. Ar stabdyti reikia vėliau, nežinau, kažkokių veiksmų reikia imtis, kovinių veiksmų. Nes man reikia jos prisivyti. Nu, iki šitos 2 reikia paimti per 10 minučių. Nežinau, ar čia įmanoma. The window is now closed. Gal ir įmanoma. Labai čia pasistengus. Ant ribos, ant ribos. Nu vat, grąžinausi šį turbūt laiką. Nesu įsitikinęs dėl šito posūkio. Per anksti norėjau pagazuoti. Vat norisi aplenkti iš karto. Klaida. Kai tik tai ne savo tempu pradedi pusę. Čia būsim atsargesni. Svarbiausia čia koreguoti gerai. Išeit, čia reikia išeit man geriau. Davai. Nuspausk. Fastest lap of the race. Давай.
fastest lap of the race. Jesus Christ, jisai... Car on the right. Clear on the right. Nepasiduodama tai zaraza, 95 šitie procentai. Ne, bet pats smagumas. Čia net nesmė yra aplenkt. Kodėl tu taip sustabdėjai? Čiut nepraradau galo. Ir tas prieš mus bėga jau. Va čia aš galiu paimti. Davai, ateik atšvenčiau. Car on the left. Ho! Sukryžiuot trajektorijas, neatsimenu, kaip ten reikia daryti. Per daug įsiaudrinęs. Nu, čia jisai pristabdys. Kažkodėl tai čia botai pristabdo. Ir jisai užima vidų. Car on the left. Clear on the left. Padariau. Vat kai einasi lenktynės, va taip vat neblogai einasi. Trasa žinoma, man tinkanti trasa, ta prasme, ir dar aplinki kažką. Nesvarbu, ar pirmas, ar paskutinis. Bet vat aplink... Ne. Šito aš ne. Dabar aš nepasiruošęs čia prašykt viską. Ir pats smagumas yra. Pat toksai duot fightas. Viskas steriliai. Jokių nesąmonių paaišti. Jokių daužymusi, nieko. Viskas. Vieta. Aišku, ne piragai, bet aš padariau ten. Aš padariau keletą tokių pakankamai grubių klaidų. O čia jau... Čia svarbiausia nepadaryti klaidos. O čia tai jau... Čia širdis sustojo. Širdis sustojo šitam posūkiui. Laikas jau pasigerino. Šiek tiek. Well done, mate. Personal fastest lap. Nežinau, ar geriausias. Čia KM6, čia aš KM6. Čia pirmas, bet čia buvo saugumo sumetimais, nes neteisingai važiavau. Pirmų bėgių įlėkiau į tą posūkį. Čia svarbiausia nepraras kontrolės. Čia spaudžiam gazą anksčiau. Čia svarbiausia nepaskubėti. Laikas va iškart geresnis. Šiek tiek trajektorijos mano, tokios. Galima geriau. Nu. Car on the right. Clear on the right. Paėmiau. Nepraras čia kontrolės. Nu, dar šitos keturis, jeigu
Kiek? 3 minutės liko. Spėsiu. O. Yra reikalų čia. 15. 5 pozicijos atkovotos. Žiūrėk, vis su kiekvienu ratu vis gerinu rato laiką. Taip. Nesisiok. Nesisiok. Kad tik nebūtų per daug. Nu šitą reikia čia paimti. It's now or never. Matai kaip? Nepasiduoda. Ten jau nieks negrasina iš galo. Car on the left. Clear on the left. Ne taip lengvai. Ne taip lengvai. Čia man lėtas įvažiavimas, greitas išvažiavimas. Trūksta Ferrari, man atrodo, ant tiesiosios biškį. Nežinau, kur dabar jos saugiai, kad jį paimt. Visai patenkintas šiaip tai su reguliavimo automobiliu. Man visai patiko šitas variantas. Minutė 10. Nu, man reikia atsikovot kažkaip tai čia imti šitas reikalus į savas rankas. Nu, reikia šitą paimti. Ne. Nu čia. Car on the left. Svarbiausia jo trajektorijos neuždaryti, nes jisai man trenksis iš Clear on the šono. left. Viskas. Paimtas. Okay. Your leader is Gerai, going okei. down. Give it all you can. Šitam rate turiu šitą BMSą padaryti. Viskas. Užduotis. Neatsitrenk. Čia man. Sukibimas, svarbiausia, kad ant asfalto važiuoti, nes aš šitų biškį prasisuka ratai ant tų dryžuotų tokių. Ir aš ten gerai neišvažiuosiu. Nes čia Pietų Afrika, čia smėlėta trasa. Car on the right. Clear on the right. Pasiduok man. Ne. Jau ir sėdi iš karto ant užpakalio. O, kaip aš čia atsilaikiu. Car on the right. Clear on the right. Car on the left. Atakuoja jisai Clear on mane. the left. Va čia tai paskutiniam rate čia man paspazmuot. Na, aš jau negalvoju apie tos du pasivyt, dabar man reikia savo poziciją apginti. Ai, ne, jau viskas atsiliko.
kelintas, 13 iš 20, neblogai. Aš sakyčiau neblogai, aš visai patenkintas. Esmė... Svarbiausia, kad nebuvo jokių kažkokių klaidų didelių. We are the champions, my friend. O, nu va. Kaip ir neblogai visai įvyko. Oi, valytuvų man nereikia. Car on the left. Clear on the left. Taip. Štai tokie reikalai, gerbimieji mano mylimieji žiūrovai. Tiesą pasakius, aš iškart dar prieš baigiant šitą savo trumpą laidelę. Laidelė čia ar ne laidelė čia? Gal laidelė, sakykim taip. YouTube laidelė. Tai norėčiau padėkoti tie, kas pakomentavot, labai smagu ir malonu visada. Bet koks komentaras yra vis tiek smagu, kažkas tai reiškia, kad kažkas vyksta. Kažkokie dalykai vyksta ir tas yra labai malonu. Iš karto priminsiu, kad pabaigai, kaip visada, priminsiu, kad prenumeruoti reikia šitą kanalą. Kodėl reikia jį prenumeruoti? Todėl, kad jisai yra lietuviškas. Todėl, kad aš kalbu lietuviškai, man visi sako, kodėl tu nedarai angliškai arba ten rusiškai. Galėčiau daryti angliškai, švediškai, rusiškai, ir užteks tiek. 3 kalbom galėčiau, lenkiškai turbūt negalėčiau. Bet tiesiog aš noriu, kad tokie kanalai ir iš vis automobilių sportas, sim racingas būtų kuo populiaresnis būtent Lietuvoje arba lietuvių kalba. Tai va tokie dalykai, tai va dėl to jūs prenumeruojat, tada visi paspaudžiat like arba tą nykštį. Ir tada, ką dar reikia padaryti, varpelį paspausti tam, kad gautumėt, pavyzdžiui, pamiršot, kad yra toks kanalas kaip Litrix Racing, tai reikia paspausti varpelį, kad kai įsijungsit YouTube, jums plium parodys, kad jau yra naujas video su Litrix Racing vairavimu. Tai tokios žinios, tiek reikalų šiandieną ir susimatom kitam kartui. Čiau, paka, su Dievu, kaip sakant.